mėgs ateiti prie bitučių. Pasižiūrėti, bet žiūrim, kad čia kažkas nutiko. Kas čia nutiko? Kažkas atėjo, atlenkė, čia panašus. O ne. Gerai, hebridai, žiūrėkit, prasivedžiau kabelioncijus. Vienas storas pačiom katilui. Čia vat yra jau prijungiau, čia ne pagal visas taisyklės, čia plonas tipo teniukui. Ir šitą kabelį įkišau, čia reikėtų pro šitą, čia kažką, čia atsipalaidu. Ai, čia yra pulteliui. Taip, prakišau, manau, kad čia bus gerai lyja. Tingiu. Šitus visą laiką momentus aš nefilmuoju, todėl kad man pačiam baisu. Ir tada žmona sako, tai kodėl tu nefilmuoji, tai pafilmuosi, žodžiu. Stovi šilumos siurblys, iš jo pravedžiau 3 gofrus. Per vieną pajungtas šitas va, maldiklis, per kito storą 4 kvadratų kabelis grinai jau šilumos siurbliui ir 2,5 kvadrato tenui. Teno dar nepajungiau, bet nekantrauju. Čia padariau kaip priklauso. 25 amperį saugiklis. Aš nesuprantu, kodėl tokie amperį. Vis ant jo parašyta 1,5 kW, kad jis vartoja. Bet ten jis tam tikrais atvejais, plus jis ir inverterinis, ten gal aukštos vibracijos visokios. Gal dėl to. 4 kvadratai laidas, jūs įsivaizduojat? Va, žiūrėkit, čia kokio storio laidas. Ir čia kokio storio jau tie 4 kvadratai. Ir 2,5 tai čia monstras yra. Nu, prakišau, čia šiaip elektrikas gražiai viską padaręs, aš jau čia priterliojau. Dabar jungsiu, nu, jeigu ką, tai pakeisim plokštę. Oho, net šviesa sumirksėjo. Įsijungia. Geras, viskas off. Nu, pabandom čia paprogramuoti. Žinokit, jūs nepaleisit šilumos siurblio patys. Todėl, kad yra paleidėjo pasvordas, kurio instrukcijai nėra, reikia žinoti. Bet ačiū Dievui, geri žmonės iš Facebooko man tai pasakė, kad tokią pasvordą reiks. Ir iš pačios Afrikos atsiuntė. Tai pavaikščiau po settingsus, niekai nesupratau, kol dar žmona negrįžo išsijungia elektrą. Teną pajungsiu. Čia vėl, čia GPT sakė, tik nejungant skirtingų fazių, dieve, sako, sproks tikrai, žinai. Tai prigąsdino mane, tada aš paklausiau, Facebook'e paklausiau. Nu, Facebook'as, aišku, skirtingos nuomonės, nežinai, kuris tenai specialistas. Tada pas montuotoją vieną paklausiau, sakė, gali jungti. Ir tada pas tiekėją paklausiau, sakė, gali jungti. Visiem baisu, nu, bet jungiam ant skirtingų fazių. Vėl tas akimirkas, kur šiaip nefilmuočiau, bet iš principo įsijungia. Tenas, ar išsijungs ar ne? 3, 2... Fuhu, prakaitėlis praėjo. Čia įprasti dalykai, bet prisigalvoju baimių. Nu tai ką, dabar reikia pildyti sistemą, norinti reguliuoti. Dar tokį radau warning užrašą po šitą panelę, kad reikia nuardyti. Čia va yra kompresorius, jis apsaugotas nuo garso, tai ten reikėjo dar tokį varžtą nusukti transportavimo, kad jis neplėšėtų gumų. Mat, ant tokių gumų jis irgi ten viduje stovi. Ir dar nuostabus žmogus, kur dabar Afrikoje sėdė iš Facebooko, sakė, nepamiršk atsukti nuo orintojo. Įdomu, ar reikia palikti atsuktą, ar ne. Ačiū Dievui, oro temperatūra +5, tai tie vožtuvai neveikia, nes jas reikėtų, nežinau, pašildyti, kad sistema... Čia, kai žiūrėjot praeitą pirmą dalį, tai aš noriu padaryti, kad nebūtų antifrizo. Nežinau, pavyks man tai padaryti, nes gal kai bus 0 temperatūra, tas šilumos siurblys viduj sakys, ai, dar ten +5 normaliai, dar viskas gerai, o tie jau laukia, sakys šalta ir visą vandenį sistemą kažkaip. Aš nežinau, kaip būtent su šitų šilumos siurblių susiderins. Bet esmė tame, kad jie išleidžia vandenį, kai 3 laipsniai vandenį, jis išleidžia avarinis režimas lauk. Sistemą užpildžiau, tiek va slėgio, lygtais čia viską atsukau ir dabar paleisiu Air Emptying Test. Ok. Oho, kaip čia sukliuksėjo. Oho, vaikeli, kiek čia dar oro yra. Iš visų klijuotų mano sujungimų vienas leidžia. Sukasi, nuolat sukasi, o šitie jau irgi sukasi. Ten pakalų paviniojau, kur varvėjo. Nustačiau, kad nuo šilumos kreivės veiktų, tai pagal šilumos kreivę palaiko temperatūrą. Ir stebiu, kas vyksta, nežinau, kaip čia turi būti, bet dabar, va,
Grįžtančio vandens temperatūra 25, man atrodo, o išeinančio 284. Delta T yra 3,4. Nežinau, čia gerai ar blogai, bet dirba. Kopas, kokį jis išspaudžia dabar, 4,85. Tai vadinasi, irgi nelabai suprantu dar, ką tai reiškia. Pastudijuosim, tai žinosim. Jis dabar 6,5 kW šildymo gale. Čia tipo tiek ima elektros. Nes aš šiaip naudojau šitą pečiuką. Ant 1-2 kW galingumo, ne, jis tik šitą kambarį pašildo. Aišku, jis ten kartais tik įsijungdavo. Dabar tas siurblys ima tiek, kiek tas pečiukas ir visą namą tipo šildo. Nužiūrėsim. Lauko temperatūra 3,7 laipsnio. Prašom. Dirba va. Negarsiai. Nieks čia nedreba. Gal kai šaldytuvas. O čia iš vis nepersido vibracija gerai, nes čia biški jaučias. Čia vapšė ne. O šitas toks šaltas. Pirma naktelė praėjo, atsikėlėm. Bedžių kažko sistemui. Sleiks nukrito. Per naktį pusę atmosferos. Kažkas čia įvyksta negerai. Pradėjau su termovizoriu, galvoju, gal taip kažkur pamatyti kokį plėmą kažkokį, bet nepamačiau. Nežinau, net ar pasimatytų, jeigu grindys būtų prakirstos. Tai pradėjau toliau bėdos ieškoti, pasimiau sankutės. Ir man atrodo, radau, kur bėda yra. Čia va jau padariau tą kelią, kažkaip daugokai to kondensato. Galvoju, gal čia ne tik kondensatas bėga. Ar čia kažkokia tai jungtis laša. Iš vis nebuvo tarpinės. Čia parodysiu. Tai aš dabar įdėjau, čia kažkaip įdomiai, nesuprantu, kokią čia turi dėtis, bet kažkokią panašiausią, kokią radau, įdėjau, pabandysiu. Užsukt gal veiks. Sukasi pečiukas jau pusantros paros, per pusantros paros prisuko 13 kWh elektros, pasak pačio pečiaus, o iš tikrųjų kiek prisuko. Neturiu nepriklausomos skaitiklio. Vidutiniškai tokia temperatūra, čia +5, +4, tai iš 1 kWh elektros vidutiniškai gamina 4,38 kWh šilumos. Namuose karšta, bele kaip, dar ten reguliuoji, nesureguliuoji. Po viską susireguliuosim, pasidarysim, kad jau būtų labai gerai. Komfortas, tai tikėkime ir elektros sąnaudos sumažėtų. Ir pradedu galvoti apie sekančius projektus. Galvoju, gal šitą projektėlį. Čia yra ponios spintelė, kur padaryti kriauklę noriu ir bus tokia kriauklė. Faina, gražią tokią nupirkau. Ir kraną turiu viską. Reikia prisiruošti ir daryti. Tyliai ilsis kartus įsijungia, paburzgia. Čia reikia apsišiltinti šitą dalį. Vis bus kažkoks litas sutaupytas. Dėl šitos nesu tikras, ar čia laukui skirta. Ką radau vietoj, tą panaudojau. Nu ir viskas, ką dabar stebėti, jeigu jisai susmiks, pakryps, reiktų biškį pakelt atšaibyčių. Tai kaip aš balansuoju šitą sistemą, reikia pasimti vaiką, kukurūzų, tik paleidau siurblį, 5 minutės skyriau, čia pareguliavau taip viską, kad visur būtų vienoda temperatūra. Čia tik mano supratimą pirmą kartą darau. Ir tada visur vienoda temperatūra. Dabar mes matom čia srautus, jie yra maži, todėl kad šilumos siurblis ilsis, jis labai silpną srautą, tiesiog stebi, kada jau atviesta vanduo, jis tada įsijungia ir čia padidėja srautai. Ir tada aš tiesiog žiūriu kokiam kambarį, kur man per karšta, kur per šalta, ir tada jau atitinkamai biskį pareguliuoju, kad biskį būtų daugiau arba mažiau ten, kur reikia. O dirba siurblys dabar tiesiog be jokio termostato, tiesiog pagal lauko krėbę. Lauke temperatūra šyla, čia jisai paduodama temperatūrą mažina. Dabar 2,8, naktį padavinėjo 2,9. Ten yra gamyklinės kreivės, kelios, pabandžiau, kuri mano optimaliausia. Bent jau prieš tos temperatūros komfortabili yra temperatūra namie apie 24 kažkur. Dabar grindų temperatūra yra 26, tai padėjus koją tokios lengvai vėsios atrodo jos, o patalpose apie 24. Nu ir žiūrėsim, o kai pasidarys labai šalta, gal ta kreivė bus netinkama, netinkamai ne per mažai arba per daug padidins temperatūrą, tai galima kreivėje pačiam susireguliuoti.